Labas rytas. Dabar pas mus 2026 metų šiaurinėje Lietuvos dalyje ryte buvo -27 šalčio. Dar 30 padalos nepasiekė, bet -27 šalčio vasario 2 dieną, o vasario 1 dieną ryte buvo -24 šalčio. Tai dabar eglutės apšerkšnėjusios, visur šalta, sniegas girgžda. Bėgo atsinešti malkų, nes kambaryje ryte tik -7, nukrenta iki -7 šilumos. -8, -7 šilumos, bėgo atsinešti malkų, o aukščiausia temperatūra kambaryje būna 15-16 šilumos pas mane namuose. Maišų malkų sukūrenu visą maišą malkų, sukūrenu per dieną ir dar daugiau. Dabar toks šerkšnas, saulytė šviečia, ten toliau. Dabar eisiu atsinešti malkų. Malką į malkinį einu atsinešti. Einu atsinešti malkų. Tenai malkų atnešė, prašiau sausų, bet paaiškėja, kad pusiau išdžiūvę, pusiau sausos, drėgnos, snieguotos, gal kažkiek ir išdžiūvę, bet snieguotos, drėgnos, sunkios, o ten toliau yra biški sausų malkelių, 3 eilės dar belikę, tai tom užsikurt tik tai gali, o su šitom, kur su tokiam kaladėm, snieguotom, visą dieną kūrenu ugnį. Tai va, ačiū už dėmesį.